Toliau laidoje Svajonių sodai idėjos, kaip kuo paprasčiau įsirengti lauko terasos grindis, susikurti jaukumą ir patrauklią aplinką poilsiui. Margio krantas buvo įkurtas, atidarytas 2008 metais ir šitoje vietoje buvo lauko plytelės priklijuotos, kaip ir visais senais laikais klijuodavo laukia plytelės. Ir atėjo laikas, kai jos jau pasidėvėjo, pradėjo trūkinėti, kadangi mūsų klimatinės sąlygos nėra tinkamos plytelėm klijuoti, nes yra didelis labai skirtumas tarp šalčio ir šilumos. Ir reikėjo priimti sprendimą, kadangi mūsų klientai labai reiklus ir norisi, kad būtų visą laiką tvarkinga, gražu ir vizualiai tvarkinga, ieškojau sprendimo, kaip pakeisti jas į kažką kitą. Tai žinojau, kad jeigu vėlgi per naują plyteles klijuoti, tai jos nebus ilgalaikės ir svarsčiau galimybę dėti medinę terasą. Bet atvažiavęs į MDS terasas radau sprendimą, kad yra plytelės, kurios neklijuojamos, o paprasčiausiai dedamos ant specialių pjedestalų. Jos neturi jokio kontakto su grindim, kad būtų priklijuotos ir su šalčiu, ir su karščiu, ir atrodo, sprendimas pasiteisina. Montavimo būdas labai geras, vėlgi darbai, nes klijuojant plyteles yra labai daug ir purvo, ir darbo tokio, ir šlapio darbo, ir džiūvimo procesas. Tai šitas sprendimas buvo labai geras, kadangi jas galima buvo iš karto sudėti, paprasčiausiai sudėti. Gal šiek tiek laiko daugiau užėmė pripjovimas kampų plytelių pritaikymas. Bet tai palyginti su klijavimu plytelių truko vis tiek ženkliai trumpiau. Įmonės MDS terasos įkūrėjas Tomas Sakalauskas sako, kad itališkos porceliano plytelės puikiai tinka Lietuvos klimatui, yra praktiškos ir ilgaamžės. Žmonės jau nori, kad namai tarnautų jiems, o ne jie tarnautų namams. Nors aš būčiau tas medžio fanas visada, bet plytelės turi savo privalumus, tokius kaip praktiškumas, tokius kaip nereikės priežiūros, nes iki šiol visas medžiagiškumas neatliepia į tą poreikį be priežiūros. Čia konkrečiu atveju buvo sumontuotas polis porceliano plytelės iš Italijos. Čia akmens masė 2 cm storio, todėl ant jų galima lengvai vaikščioti ir nebijoti, kad jis kils. Tada kokios dar plačios galimybės, tai yra atvaizdavimo spalvų, medžio imitacijos, betono imitacijos ir visų kitų galimų atspalvių. Savo lauko ekspozicijose, mūsų skyriuose, esam įrengę po 4 ir daugiau plytelių, kad atvaizduoti tą vaizdą, bei suteikiam galimybę parsivežti plytelę namo. Nes tai labai svarbu renkantis spalvą ir iš tikrųjų žiūrint ne iš katalogo, o galėti parsivežti namo ir pasidėti prie jūsų fasado, prie kitos aplinkos, kad pasirinkti spalvą. Kalbant apie visuomeninės paskirties pastatus, ypatingai svarbu kad plytelės būtų neslidžios. Tai būtent dažniausiai lauko plytelės pritaikytos netgi laukui, palijos lietui būna slidžios. Šitos plytelės visiškai neslidžios, tai vėlgi irgi turėjo labai didelę reikšmę, dėl ko aš pasirinkau. O dabar apie šių akmens masės porceliano plytelių montažą. Dedate už pagrindą tokias guminės atramėlės. Jos net nereguliuojamos, jeigu yra geras pagrindas lygus, kaip čia buvo plytelės, arba tai būtų betoninis pagrindas. Ir dedamos tiesiai plytelės ant jų. Tai išdėstamos plytelės pagal atramėlės, pagal plytelės matmenį ir labai greitai surenkama terasa. Jeigu, ir čia taip pat, kad toks aukštis tiko. Jeigu aukštis netiko, yra kitas variantas reguliuojamos atramos. Ir trečias variantas, žmonės klausia, kaip ant žemės tai padaryti. Tai ant žemės tai daroma įprastai, kaip ir su terasiniam lentomis. Yra įrengiami sraigtiniai pamatai, konstrukciniai elementai, lagės ir ant viršaus specialūs laikikliai ir dedamos plytelės. Ir tai yra vėlgi itališkas, kokybiškas gaminys. Jis temperatūriškai gali tarnauti nuo -60 iki 120 laipsnių temperatūros. Tai tikrai atliepia mūsų orus ir tai yra gaminys, kuris tam skirtas. Įmonės MDS terasos įkūrėjas Tomas Sakalauskas sako, kad prie šių plytelių derinyje puikiai tiktų ir aukštos kokybės medžio kompozitas. Vienintelė galbūt artima medžiaga priežiūrai, tai būtų kokybiškas premium kompozitas. Tai konkrečiai laikau savo rankose Trex amerikietišką terasinę lentą. Ja taip pat labai pasitikim ir lygiai taip pat galvojam, kad ją ypač lengva prižiūrėti. Jos garantija yra iki 50 metų ir vėlgi tarnauja labai ilgai. Tai
tas zonas atskirti, sakykime, plytelių ir kažkokias chill zonas kažkiek sušildyti vaizdą galima su terasiniam lentom.